Labas. Klausimas. Ką šiandien valgysime? Turbūt kiekviena mama kiekvieną dieną iš savo vaikų girdi šitą klausimą. Girdžiu ir aš. Mano atsakymas – šiandien mes valgysime avižinę košę. Taip, gali būti nelaimingų ir nepatenkintų veidelių. Bet ką darysi? Avižinę košę valgyti sveika, naudinga ir reikia. Todėl aš kaip mama parodysiu, kaip aš gaminu avižinę košę savo ir savo dukrai. Taigi, avižinę košę aš verdu ant vandens. Galite virti ant pieno, kaip jums patogiau, nes tikiu, kad kiekviena turime savo receptus. Taigi, aš verdu ant vandens ir dabar jį užvirsime. Kai vanduo užverda, tuomet aš įdedu šiek tiek druskos. Labai nedaug. Kad būtų lengviau, tai aš taip dėtu. Man taip patogiau. Įdedu šiek tiek druskos, visiškai nedaug, likutį supilu atgal. Tada nusivalau rankas. Tuomet dedame avižinius dribsnius. Avižinių dribsnių košę verda 2-3 minutės, taip kad laiko tikrai neužtrunka. Taip, dar aš į avižinių dribsnių košę dedu šiek tiek sviesto. Atsinešiau sviestą. Tai sviesto aš įdėsiu šiek tiek, visiškai nedaug, bet kažkur tokį gabaliuką. Ir irgi išmaišau. Taip, košė išvirė. Galima dar šiek tiek ją palikti, kad pabrinktų. Ir dabar esmė yra, ką mes uždėsime ant viršaus. Tai kai mano dukra buvo mažesnė, jai labai patiko filmukas apie žiemą, o tiksliau apie princesę, princesę karalienę, kuri padarydavo visur žiemą. Tai kad jį valgytų košę, mes nuo tų laikų turime mėlyną bliūdelį, kas primena žiemą. Ir aš tada įdėdavau visko papildomai, kad irgi primintų žiemą. Taigi, parodysiu dabar, kaip tai darau. Įdedu košės, kuri yra virta, primenu, ant vandens, druskos ir šiek tiek sviestuko. Avižinė košė jau dubenėlyje mėlynam. Tuomet bananas. Bananą aš papjaustau tokiais mažais griežinėliais. Vat taip, va. Tokie kaip ratukai gaunasi. Nepagailim. Duoda saldumo šiek tiek, natūralaus. Ir tada, kadangi jau reikia mums tos mėlynos temos, yra šilauogės. Tai šilauogės, kas turit mėlynės, galite bet kokias uogas dėti, kokias tik tai turit. Mes kadangi truputį apie žiemą ir kad būtų vaikui primintų karalienę tą žiemos, dedame šilauogės. Tada slaptas ingredientas, kas dar labai suvilioja į tą avižinę košę, yra medus. Aš ant viršaus pilu šiek tiek medaus, taip va. Kas nemėgstat medaus ar negalit medaus, galima naudoti klevų sirupą. Irgi labai tinka. Na ir žinoma, kaip be sniego. Kokosų drožlės. Štai. Tikra žiemos pasaka. Štai čia yra mano avižinės košės receptas. Daugiau pasidalinsiu kitose video. Taip kaip aš kaip mama sau ir savo dukrai gaminu valgyti. Patiekalai tikrai yra kasdieniški, paprasti ir tikiuosi naudingi. Reikia paragauti. Paragauti, kad negalvotumėt, jog padariau. Ir čia yra nevalgoma. Iš tikrųjų tai labai valgoma, žinokit, labai skanu, labai sotu. Ir fantastika. Labai skanu. Tikrai kviečiu pabandyti šitą paprastą avižinės košės receptą, kuris, manau, tikrai patiks jūsų vaikams ir jums. Paprasta, kasdieniška, skanu ir sveika. Iki.